Sveiki. Labai džiaugiuosi, kad domitės meditacija ir aš noriu Jums papasakoti šiek tiek daugiau apie meditaciją ir patarti, nuo ko reikėtų pradėti mokytis meditacijos. Meditacija labai plati savoka. Daugelis mokyklų moko šiek tiek skirtingomis technikomis, šiek tiek skirtingai supranta, nes iš esmės žodis meditacija yra labai daug aprėpiantis. Taip kaip aš suprantu meditaciją, tai yra proto vystymas. Mes medituodami lavinam tam tikras proto savybės. Bandom pastebėti galbūt žalingus, neigiamus proto įpročius ir juos performuoti. Mokomės atsipalaiduoti, nuraminti savo kūną, nuraminti savo mintis, nuraminti savo jausmus ir viduj pajausti pilnatvę. Tai yra labai svarbios savybės, jeigu mes gyvenime išties norim būti sėkmingi, efektyviai atlikti įvairias užduotis, turėti daug kūrybinės energijos, daug entuziazmo, gerus santykius su kitais. Tai yra labai svarbi gyvenimo dalis mokytis medituoti ir gebėti meditacijos metu lavinti savo protą, kad galėtume susikurti išties aukštą gyvenimo kokybę. Ir klausimas yra, nuo ko reikėtų pradėti medituoti. Tai visų pirma yra mūsų tikėjimas tuo, ką darom. Ir jį reikėtų stiprinti kiekvieną dieną. Nes jeigu to nedarysim, tas tikėjimas pradės svyruoti, atsiras daug abejonių ir greičiausia seni įpročiai, tai ką buvom pratę daryti iki tol, vėl dominuos mūsų kasdieniam gyvenime ir to įpročio nepavyks išsiugdyti. Dėl to, kad pajausti rezultatą, kurį kuria meditacija, tam reikia šiek tiek laiko, tam reikia galbūt kelių savaičių, galbūt kelių mėnesių, galbūt kelių metų ir tik tokiu būdu mes galim išties suprasti, kaip veikia mūsų protas, kas ten darosi mūsų viduj, kaip kyla ir kuriasi įvairiausios įtampos ir visus kitus mechanizmus meditacijos metu mes galim pastebėti ir juos performuoti taip, kaip mums yra naudingiau. Todėl taip svarbu yra tikėjimas tuo, ką darom. Tai visų pirma, mes turim stiprinti tikėjimą. Visų antra, mes turim susiformuoti rutiną, kada kiekvieną dieną medituosim. Meditacija turėtų būti kiekvieną dieną formali. Tai reiškia, kad tuo pačiu laiku, kiek įmanoma ir apibrėžtą laiką mes medituojam pagal tą meditacijos techniką, kurią bandom išvystyti, kurią bandom realizuoti, pasiekti tam tikrą rezultatą, medituodami su tam tikra meditacijos technika. Aš apie tai papasakosiu truputį vėliau. Ir neformali meditacija reiškia, kad mes galim praktikuoti visur ir visada. Svarbiausia savybė, kurią mes bandom lavinti, praktikuodami neformaliai, tai yra sąmoningas įsisąmoninimas. Kitaip dar tai yra vadinama kaip mindfulness meditacijomis. Mes galime valgyti sąmoningai, galime vaikščioti sąmoningai, atlikti įvairias užduotis sąmoningai, kalbėti su kitais sąmoningai. Tai yra sąmoningumo lavinimas. Sąmoningumas yra savybė, kurią mes galim lavinti medituodami ir formaliai, ir neformaliai. Ir tai yra viena svarbiausių savybių, kurią mes bandom sustiprinti meditacijos metu. Tai yra mūsų susitelkimas į šią akimirką. Ir kai mes esam susitelkę į šią akimirką, mes išties galim pastebėti, kas vyksta su mūsų kūnu, kas vyksta su mūsų proto dariniais, su mūsų mintimis, emocijomis ir pastebėję, kad jeigu esam įsitempę, jeigu mūsų mintis destruktyvios, jeigu jaučiamės emociškai įsitempę arba bet kokius kitus nemalonius jausmus, galbūt mūsų įpročiai reaguoti įvairiose situacijose, mes taip pat juos galim pastebėti ir sustabdyti save ir pasirinkti atsaką, kuris galbūt yra naudingesnis, adekvatesnis šitoj situacijai. Tai yra labai svarbi savybė, kurią mes lavinam medituodami ir ją galima lavinti praktikuojant neformaliai. Tiesiog su atida daryti tai, ką darom šią akimirką. Jeigu eiti, tai eiti, paleisti visas mintis apie ateitį, praeitį ir tiesiog susitelkti į kūno pojūčius vaikštant. Jeigu valgom, paleisti taip pat visas mintis apie ateitį, praeitį ir susitelkti tik tai maisto skonius, kvapus, neskubėti, atsipalaiduoti. Ir tai bet kokią veiklą galima daryti.
Jeigu minčių yra labai daug, galima atlikti tuo metu dėkingumo praktiką, kol vaikštom, prieš valgymą galbūt, ar valgio metu pagalvoti apie tai, kas ramina protą, apie tai, kas leidžia atsipalaiduoti. Tai yra neformali meditacija, jeigu labai trumpai. Ir tai yra labai gera informacija, nuo kurios jūs galite pradėti mokytis medituoti neformaliai. Sekantis dalykas, kuriuo turit pasirūpinti, norint pradėti medituoti, tai yra pasirinkti tinkamą meditacijos techniką. Meditacijos technikų gali būti įvairių. Vienos technikos moko tiesiog nuraminti mūsų protą, kitos technikos padeda nuraminti protą, bet tuo pačiu ir lavina galbūt kai kurias mūsų proto savybės, tokias kaip geraširdiškumą, atjautą, atidą. Ir lygiai taip pat mokydamiesi nusiraminti, mes mokomės pasirūpinti savo mintimis, mokomės pasirūpinti savo jausmais, kuriuos jaučiam, nes jeigu negalėsim to padaryti, tai nepavyks ir atsipalaiduoti. Tai šie du meditacijos pagrindiniai aspektai, tai yra koncentracija ir įžvalga, įvairių proto savybių vystymas, apsijungia tarpusavį ir mes galim pasirinkti tą meditacijos techniką, kuri mums labiau tinka. Dėl to, kad mes visi esam skirtingi ir vienas ir tas pats meditacijos objektas negali tikti visiems. Todėl mes pagal galbūt gyvenimo etapą, galbūt pagal charakterio savybės, ar pagal tai, kaip atrodo mums geriau, galim pabandyti, eksperimentuoti, mes galim pasirinkti meditacijos objektą ir bandyti šį objektą realizuoti. Realizuoti tai reiškia, kad atlikti tam tikras meditacijos užduotis ir įgyvendinti tas užduotis medituojant. Meditacijos objektų yra pakankamai daug, taip pat kaip ir technikų. Papasakosiu jums apie pagrindinius ir galbūt galėsit pasirinkti keletą iš jų ir pabandyti. Taip pat pabandyti daugiau meditacijos objektų ir žinoti, kaip medituoti kitomis technikomis yra be galo naudinga. Dėl to, kad keičiantis gyvenimo situacijom, nuotaikom, energijai, skirtingi meditacijos objektai gali sukurti daugiau vertės. Dėl to, kad tai, kas tinka, kai aš esu geros nuotaikos ir pailsėjęs, gali nekurti tiek vertės, kai esu pavargęs ir prastos nuotaikos. Todėl turėti daugiau meditacijos objektų, turėti žinojimą, patirtį, kaip tie meditacijos objektai veikia mūsų protą, kai mes į juos bandom susitelkti, yra labai naudinga. Ir vienas paprasčiausio meditacijos objektų gali būti mūsų kūnas. Tiesiog skanuoti kūną nuo viršaus iki apačios, arba nuo apačios iki viršaus, arba tiesiog spontaniškai dėmesį judėti kūno, tyrinėti pojūčius ir mokytis atpalaiduoti kūną, jeigu pastebim kūne įsitempusius raumenis ar kūno dalis. Taip pat mes mokydamiesi atsipalaiduoti, mokomės ir išlaikyti dėmesį, mokomės neleisti protui klajoti. Tai yra, lavinam tokias proto savybės kaip dėmesio valdymas, kaip sąmoningas įsisąmoninimas, kaip mūsų gerumas. Nes kai mes medituojam, būna, kad dažnai pamirštam, būna, kad iškyla įvairios nemalonios mintis ar jausmai. Ir taip mes galim praktikuoti gerumą savo, nesupykti, nepradėti kritikuoti savęs, o gebėti išlaikyti tikėjimą tuo, ką darom ir su nuotaika, su šypsena, džiaugiantis tuo, kad mes galim praktikuoti ir kad tai yra praktika, kad šita praktika kuria vertę, galim tęsti praktiką toliau ir meditacijoje nesusikurti negatyvumo ar pasipriešinimo įtampos. Nes dažnai taip nutinka, kai žmonės pradeda medituoti. Nes nėra aišku pakankamai, kaip reikia teisingai medituoti. Taip pat mes galim stebėti ir kvėpavimą. Galima daryti kvėpavimo pratimus, galima tiesiog stebėti, kaip vyksta kvėpavimas. Ir tuo metu, kai mes stebim tiesiog, kaip vyksta kvėpavimas, taip pat galima lavinti įvairiausius proto įgūdžius. Nes kol stebim kvėpavimą, mes susidursim ir su mintimis, ir su įvairiausiais kūno pojūčiais, ir su įvairiausiomis emocijomis, ir su įvairiausiais kylančiais polinkiais. O tuo metu mūsų užduotis yra tiesiog ramiai stebėti kvėpavimą. O kad išlaikyti ramybę, kad neužsimiršti, kad taip pat nesusikurtų įtampų ar nepradėtumėt svajoti, fantazuoti vietoj to, kad medituoti, tam yra reikalingi įgūdžiai.
kuriuos mes galim lavinti būtent su tokia meditacijos technika. Taip pat mes galim klausytis garsų ir mokytis išlikti šioje akimirkoje. Galima kartoti mantras ir susitelkti galbūt į garsą, galbūt į tos mantros prasmę. Galima kartoti afirmaciją. Yra įvairiausių pozityvių teiginių, kuriuos galim nuolat kartoti ir tai kuria efektą mūsų kūnui, mūsų protui ir taip pat stiprina mūsų pasitikėjimą, padeda išsivaduoti, išsilaisvinti iš įvairiausių ribojančių įsitikinimų, iš įvairiausių įpročių, kurių mes nenorim. Taip pat mes medituoti galim mokydamiesi kurti įvairiausias būsenas. Pavyzdžiui, galima praktikuoti gerumo, atjautos, dėkingumo, džiaugsmo meditacijas ir mokyti susikurti palankę būseną. Nes kai mes jaučiam nemalonius jausmus, kai mes jaučiam emocinę įtampą, tai sąlygoja mūsų nervo sistemų veikimą, hormonų veikimą, mūsų nuotaiką, mūsų bendravimą, darbingumą, energingumą. Todėl taip svarbu yra gebėti susikurti palankę būseną mūsų sveikatai, nervų sistemai, endokrininiai veiklai, taip pat palankę būseną darbui, palankę būseną kūrybiškumui, palankę būseną bendravimui su kitais, palankę būseną jaustis gerai, jausti vidinį balansą, būti įsižeminus. Todėl taip svarbu yra gebėti susikurti palankę būseną, malonę būseną, ta, kuri stiprina koncentraciją mūsų prote, ta, kuri atveria mūsų širdį, ta, kuri plečia mūsų sąmoningumą. Tai štai tokie meditacijos objektai, kuriuos galit pabandyti ir pradedant medituoti, vienas svarbiausių dalykų yra tinkama kūno pozicija. Galim, jeigu kūnas nesijaučia patogiai sėdint ant žemės, sukryžiavus kojas, mes galim sėdėti ant kėdės. Jeigu yra tam tikri kūno negalavimai ir negalima sėdėti, sakykime, ilgesnį laiką negalit sėdėti ant kėdės, skauda kūną, tai tik tuo atveju, kai kūnas serga arba yra koks neįgalumas tuo momentu, tuomet galima medituoti gulint. Jeigu viso to nėra, tuomet sėdim ant kėdės arba ant žemės. Aš pridėsiu komentaruose video, galit pasižiūrėti, kaip teisingai sėdėti meditacijoje. Štai tokie yra pagrindiniai žingsniai, kaip mes pasiruošiam meditacijai. Ir kai mes atsisėdam, pradedam medituoti, tuomet užmerkus akis, pirmasis žingsnis yra atpalaiduoti kūną, įsitikinti, kad stuburas yra tiesus ir kūnas yra atsipalaidavęs, nesijaučia nepatogumo kūne. Sekantis žingsnis yra atsiriboti psichologiškai, išsikelti tinkamą ketinimą, priminti savo, kodėl aš medituoju, koks yra meditacijos tikslas, kad kiltų pakankama motyvacija tęsti tą veiksmą, kurį mes pradėjom ir nuolat stiprinti tikėjimą tuo, ką darom. Apie tai aš jau kalbėjau prieš prasidedant video, kaip svarbu yra tikėjimas. Tai prieš kiekvieną meditaciją mes galim stiprinti šį tikėjimą. Ir taip pat ketinimas pasakyti savo, kad dabar ateinančias 20 ar 30 minučių aš atsiribosiu nuo lūkesčių, nuo planų, nuo atsakomybių, nuo planavimo, nuo fantazavimo. Dabar tam nelaikas. Ir kas kart, kai mūsų dėmesį patraukia kokia mintis, mes primenam, kad dabar nelaikas ir grįžtam prie meditacijos objekto. Tai yra sutelkiam dėmesį atgal ties meditacijos objektu. Ir tada, kai mes paruošiam kūną meditacijai, psichologiškai nusiteikę meditacijai, iškeldami ketinimą ir sustiprindami motivaciją, mes tuomet sutelkiam dėmesį į savo meditacijos objektą. Ir tuomet bandom 20-30 minučių, ar tiek, kiek yra reikalinga, kiek nusprendėm, laiko tęsti meditaciją. Nuo to galit pradėti. Aš pasidalinsiu taip pat nuorodą, kur yra keletas meditacijos įrašų, kurie moko meditacijos. Ir tikiuosi, ši informacija buvo jums vertinga. Dabar bus aiškiau, nuo ko reikia pradėti meditaciją, koks yra meditacijos tikslas, kas yra meditacija. O aš noriu jums palinkėti geros praktikos. Ačiū, kad buvot kartu ir iki kitų kartų.